Labas, pasižiūrėkim dienos kortą lapkričio 10 dienai. Kas mūsų laukia? Ar ko mes nelaukiame? Taip, iškrito lojantis šuo, draugo patarimas, oi, netgi 4 kortos iškrito. Gerai, pasižiūrim tada visos, galbūt labai daug skirtingos žinutės, o galbūt tiesiog diena, kurioje vyks daug visokių dalykų. Iškrito vaza, slaptas gerbėjas. Iškrito slėnis, gili asmeninė stiprybė ir ramybė, kuri užtikrina sėkmę. Ir iškrito vienaragis. Pasinaudokite savo intuiciją, kad padarytumėte naudingus pokyčius. Labai gražios kortos ir visos teigiamos iš tikrųjų. Tai manau, kad šitų 3 kortų kontekste turėtumėt kritiškai vertinti draugų patarimus, kadangi iškrito net 2 kortos, kurios skatina naudotis savo intuiciją ir dar viena korta, kuri skatina gilintis į save ir kas yra susijęs su gilia asmeninė stiprybė ir jėga. Tai, žodžiu, į draugų patarimus, jeigu jūs jų prašote, tai galbūt viskas okei. Bet jeigu sulaukėte neprašytų patarimų, tai vertinkite kritiškiau. Nors net jeigu ir prašote, vis vien, kiek galite į tai atsižvelgti, manau, kad būtų vertinga tuos patarimus perleisti per savo intuicijos prizmę. Iš tikrųjų, tai, ką sako mūsų vidus, yra svarbiau nei bet koks patarimas iš išorės. Nes mūsų aukštesnysis aš yra pats geriausias patarėjas ir niekas geriau negu mūsų intuicija už mus nieko nežino. Tik tai dažnai sunku yra ją išgirsti, priimti tai, ką jinai sako, ir pasiekti tuo balsu, jos paklausyti. Tai linkiu įdomaus ir gražaus sekmadienio arba kažkokios kitos dienos, kurią žiūrite šitą skaitymą. Iki greito.